Yra raumuo, kuris sukelia skausmą akies gilumoje arba virš antakio. Ir tas raumuo net nėra galvoje. Blogiausia tai, kad vaistai nuo skausmo šiuo atveju nepadeda, nes tai yra mechaninis skausmas. Bet nusiramink, nes šiame vaizdo įraše aš parodysiu tau 3 pratimų seką, kuri gali visam laikui palengvinti šį skausmą per mažiau nei 3 minutės. Geriausia tai, kad tau nereikia būti jaunam, lieknam ar labai lankščiam, kad galėtum atlikti šiuos veiksmus ir palengvinti šį skausmą, pasitelkdamas tinkamus judesius. Bent jau tada, kai raumenyje yra trigerinis taškas. Tai reiškia, kad jis sukelia atspindėtą skausmą. Jis sukelia skausmą, kuris jaučiamas kitoje kūno vietoje, nutolusioje nuo šaltinio. Tai tas pats miofascialinis skausmas. O tas, kuris sukelia atspindėtą skausmą akies gilumoje, aplink akį, virš antakio ir netgi gali būti susijęs su galvos svaigimu bei spengimu ausyse, yra raumuo ECOM. Išorinis kleido occipitalinis mastoidinis raumuo. Bet nereikia įsiminti šio pavadinimo. Dabar mes kalbėsime ir darysime saugią nuoseklę seką, kurį galite atlikti net ir esant skausmo priepuoliui. Taigi šis pratimas padeda raumeniui pradėti atsipalaiduoti. Tai tarsi pasiruošimas, kad galėtume saugiau ir mažiau skausmingai deaktyvuoti trigerinį tašką. Be to, šis pratimas dar padeda pagerinti kraujotaką ir jau pradeda atpalaiduoti fasciją. Tai paviršinio masažas, švelnus masažas, EDAŠTA.com prasideda čia už ausies. Leiskite man pasiimti savo monitorių, kad galėčiau patikrinti, ar jūs gerai matote. Štai, ECOM prasideda čia už ausies ir leidžiasi žemyn iki krūtinkaulio pradžios. Taigi tai yra tas kelias, ta vieta, kurią mes masažuosime. Laikykite iš priekio ir iš užpakalio. Svarbu visada naudoti priešingos pusės ranką. Taip mums lengviau kontroliuoti, gerai? Laikykite čia, iš priekio ir iš užpakalio. Jūs stumsite ir trauksite šią raumenų masę, nespausdami ir nenaudodami jėgos. Darykite taip, lyg suptumėte raumenį. Stumkite ir traukite tokiu tempu, kuris jums yra maloniausias ir patogiausias. Leiskite žemyn, sekdami visą kelią, kuriuo eina šis raumuo. Jei kyla sunkumų, tiesiog prisiminkite, kuris prasideda ir baigėsi, ir sekite tą kryptimi. Kilkite aukštyn, leiskitės žemyn, neskubėdami, gerai? Darykite tokiu tempu, kuris jums malonus. Jau netrukus pajusite, kaip raumuo po truputį atsipalaiduoja. Patarimas. Jei sunku, šį pratimą galite atlikti gulėdami. Žiūrėkite, masažuokite, lengvai supkite ir judėkite aukštyn bei žemyn per visą raumens eigą be skubėjimo minutę laiko. Ir antras patarimas. Jei skausmas yra abiejose pusėse, masažuokite abi pusės. Sesuo, žinoma. Šis pratimas skirtas išjungti atpalaiduoti trigerinį tašką. Mes jau atlikome paruošimą, bet vis tiek svarbu, kad suprastumėte 2 dalykus. Pirmas dalykas, mes išjungsime tašką iš abiejų pusių. Taigi surasime tašką, kuris sukelia jūsų jaučiamą skausmą, tą, kurį norime palengvinti. Nedarykite to 2 ar 3 kartus. Tai tik dar labiau sudirgins raumenį ir sukels jums daugiau skausmo. Antras dalykas, kurį turime suprasti, yra tai, kad suradę tinkamą tašką, visą pratimą, visą šią dezaktyvaciją atliksime su minimaliu skausmu. Yra žmonių, kurie mano, kad reikia spausti, kad turi skaudėti, jog pagerėtų, bet yra visiškai priešingai. Mūsų raumenys turi apsauginį refleksą. Taigi, kuo daugiau skausmo sukelsite, tuo labiau raumuo susitrauks, bandydamas apsisaugoti. Ai! Man skauda kaklą. Pradėkime ieškodami trigerinio taško, kurį norime deaktyvuoti. Leiskite man vėl pasiimti savo monitorių. Mes ramiai ieškosime šio taško, neskubėdami, naudodami tą patį suėmimą, kurį darėme ankstesnėje masažo dalyje. Jūs jau pajutote, jau žinote raumens kryptį. Taigi, jūs bandote, dabar švelniai spaudžiate, ieškote taško, kuris sukelia skausmą. Manau, taip geriau matote. Ta skausmą, kurį jaučiate. Kaip sakiau, visada turi būti kuo mažiau skausmo. Noriu, kad būtumėte kuo švelnesni šiame procese. Radus tinkamą tašką, mes nenaudosime daug jėgos. Prisimeni? Minimalus skausmas. Mes ieškosime galvos padėties, kurioje raumuo labiausiai atsipalaiduoja. Dažniausiai tai būna padėjus galvą ant rankos. Palengva galva.
tarsi derintum radiją. Tie senoviniai radio aparatai. Praėjo 84 metai. Ieškok pozicijos, kurioje raumuo labiausiai atsipalaiduoja. Ir čia tu toliau palaikysi tą patį spaudimą. Lengvas spaudimas, minimalus skausmas. Šioje pozicijoje kvėpuok ramiai, bent minutę, arba kol skausmas praeis, kol mazgas po tavo ranka išsisklaidys. Kas įvyks pirmiau? Eilių. Po to praeis minutiai, arba kai mazgas išsisklaidė, ištirko po tavo pirštu, skausmas dingo. Tu atleidi ir lėtai grąžini galvą atgal. Jau pajusi didžiulį palengvėjimą, atrodo kaip stebuklas. Žinau, kad tai akivaizdu, bet šis skausmas gali kilti iš akies. Taigi, ypač jei turite regėjimo sutrikimų, jautrumą šviesai arba akis yra paraudusi ar patinusi, turite kreiptis į oftalmologą. Okulystai. Šis pratimas skirtas tam, kad trigerio taškas neatsinaujintų, kad skausmas negrįžtų. Tai yra saugus, švelnus ir būtent galvos sukamajam raumeniui skirtas tempimas. Mes naudosime sieną, kad galėtum atremti nugarą ir galvą. Tarkime, kad mes darysime tempimą pratimą į kairę pusę. Skausmas yra kairėje pusėje ir galvos sukamasis raumuo, kurį noriu tempti, yra kairėje pusėje. Gerai? Tu pasuksi galvą prie sienos į kairę, į skausmo pusę, tarsi žiūrėtum į skausmo pusę. Ir tada slydini galvą į kitą pusę, tarsi žiūrėtum į lubas. Štai taip, lėtai. Kol pajusi tempimo pradžią. Ir čia mes baigsime šį tempimą naudodami iškvėpimą, kai išleidžiame orą. Uždėk rankas ant krūtinės ir labai lėtai iškvėpk orą. Jauti tempimą čia, nuo krūtinės pradžios iki pat galo, už ausies. Stenkis daryti šį tempimą švelniai, neatitraukdamas galvos nuo sienos. Šis tempimas yra saugus būtent dėl to. Atkreip dėmesį į mano galvą, aš neperdedu judesio, nėra rizikos suspausti ar prispausti diską, sąnarį ar nervą. Pakartokime, kad neliktų abejonių. Prisiglausk prie sienos, pažiūrėk į skausmo pusę, leis galvai slysti sieną, tada pažiūrėk į viršų. Leisdami galvai slysti, girdėsite, kaip galva daro braukdama per sieną, kol prasidės tempimas. Ir čia mes baigiame naudodami iškvėpimą, rankos ant krūtinės, lėtas iškvėpimas. Išlikite šioje padėtyje, šiame maloniame tempime, 30 sekundžių. Kitas. Hey, that's pretty good. Ir kad būtų dar geriau, svarbu išmokti, kaip sumažinti spaudimą kaklo srityje. Parodysiu lengvą būdą tai padaryti šiame vaizdo įraše. Tai reikia paspausti čia ekrane. O tau, kuris likai iki dabar, kas pagerėjo po šių pratimų? Palieku tau dovanų visą šią seką, be jokių pertraukų, be jokių sustojimų, kad galėtum tiesiog paspausti paleidimo mygtuką ir kartu su manimi atlikti visą rutiną nuo pradžios iki galo. Taip pat tai reikia paspausti čia ekrane, tiek iš manęs. Didelis apkabinimas ir iki kito karto.